Labas. Labas, Čia galiu, ne? Jo, čia mūsų... Neapipilta aparatūros. Čia mūsų studijėlė. Oriu, ar tu žinai, kur papuoliai? Taip, į puikų renginį. Aš seku tavo visus renginius ir pasikalbėjimus ir kvepia kelionėm. Ne, aš turiu omeny, kad tu supranti, kad tu čia kalbėsi ne apie kažkieno, daugiausiai... Apie save, ne? Jo, nes tu dažniausiai kalbėjai apie kitų istorijas. Jo, aš apie save pasakoti nelabai gerai moku, bet apie kitus galėčiau pasakoti daug labai. O tavo nėra tokia, nežinau, diskomforto, kad tu pasakodamas apie save, kažkaip tavo istorijos lieka antram plane? Aš visada galvoju, kad mano istorijos nėra tokios įdomios, kaip tų žmonių, su kuriais aš susitinku. Tai dėl to visą laiką kažkaip noris kažką pahiperbolizuoti, kad atrodytų fainai, kad tas mano gyvenimas fainas, jisai dažniausiai būna nuobodesnis negu tų žmonių, su kuriais aš susitinku. Užsienyje arba Lietuvoje. Okay. Kuklumu tikrai, matau, pasižymė. Tai pradėsiu nuo to, kaip atrodo tavo, tokios įprastos kelionės. Įprastos kelionės. Tai aš turiu dviejų rūšių kelionės, jos būna arba darbinės, arba nedarbinės. Iš esmės tai aš 2006 metais įsidarbinau į vieną žurnalą, kur visi darbuotojai turėjo tokią filosofiją. Kartą per mėnesį kur nors iškeliauti. Ar tai galėtų būti Ryga arba New Yorkas, žodžiu, pagal finansinės galimybės. Ir tai man labai patiko tokia filosofija ir aš visus savo pinigus ėmiau skirti būtent kelionėms. Tai viskas prasidėjo, mano pirma kelionė buvo į Kiprą, keliavau už 400 litų, mes pirkom skrydžius ir 2 žvaigždučių viešbutį. Ir tam Kiprė buvo toks mano pirmoji kelionė su draugais, man buvo 18 metų, labai patiko. Ir tada užsikrečiau, kas mėnesį taip varinėjau. Ir iki dabar varinėjau. Tai šiemet aš skaičiavau, kad aš buvau 14 kartų kelionėse kažkur toli. Kiek tai yra dienų? Kiek dienų? Maždaug. Matai, visas spalio mėnuo buvo mano užsienyje, nes taip sutapo. Aš labai iš anksto perkuosi bilietus, kad tai būtų pigu. Aš visur skrendu, kur skrendu pats, tai pigiai labai. Tai nusipirkau pigiai bilietus į Miami. Tada žurnalas, kuriame aš dirbu, Happy 365, man padovanojo kelionę į Maldyvus. Ir tada laida, kurioje aš dirbu, Emigrantai, mane išsiuntė į Islandiją. Tai spalio mėnesis buvo įspūdingas iš tikrųjų, nes 2 vietos, kurios aš niekada gyvenime nebuvau, tai Maldyvai ir Islandija, tai buvo tokios svajonių vietos, ir Amerika, kuri man labai patinka, didžiulę meilę čia jaučiu, tai Miamis. Tai spalio mėnesis buvo wow. Aš labai džiaugiuosi, kai mane darbas išleidžia valandą anksčiau, man čia būna didžiausia dovana, o tau matau darbas dovanoja ir Maldyvus. Jo, čia tokia padėka už metinį darbą, šiek tiek anksčiau, prieš metų pabaigą, tai padovanojo. Vadovė atsidėkojo, kad labai fainai visi metai praėjo. Dar buvau šiemet aš New York'e, Amerikoje 2 kartus šiemet buvau, nes New York'e irgi labai pigiai radau skrydžius. Tai tos pigiai kelionės mano, tai tikrai jos pigios yra. Aš į Braziliją 10 dienų su all-inclusive viešbučiu keliavau už 2000 litų, tai eurais būtų kiek? 600 eurų, ne? Kažkas tokio. Kažkas tokio. Tai už tiek keliavau į Braziliją. Į New Yorką keliavau už 240 eurų, gegužės mėnesį, čia buvo mano gimtadienis. Ir į Miami aš keliavau už virš 300, 320, 330 eurų. Čia į abi pusės? Į abi pusės, jo, su visais skrydžiais, su skrydžiais. Bet tu dar neatsakai man klausimą, kaip atrodo tavo įprasta kelionė? Įprasta kelionė. Tai ką, aš oro uoste, mano oro uostas, aš tik nuvažiuoju oro uostą, tai man tai yra didžiulė šventė. Aš turiu kažkokią psichologinę, problemą, man atrodo, aš gimtadienį ten švenčiu, einu, visiems mojuoju, ten visus pažįstu, apsauginius, turiu aš tokią kortelę, su kuria praeinu be eilės, gal tai irgi man būna, einu. Tu turi kortelę, kur tu praeini be eilės? Be eilių, nereikia ten stovėti, tų patikros eilių, man draugai padovanojo. Ir tada su tą kortelę nueinu į biznio klasę, kur jaučiuosi toks ubagėlis, nes ten sėdi rimti dėdės, su tokiais kompais, ten dirba kažką. Aš ten įeinu 10 minučių, įeičiau 5 minutėm, bet visur parašyta negalima įsinešti maisto. Tai aš atsisėdu, atsinešu sumuštinį, buteliuką kolos ir tada vaidinu, kad valgo, bet iš tikrųjų einu ir kraunu viską į kuprinę draugam, kurie neturi praėjimo ten. Tai sukraunu kokius 4 buteliukus, sumuštinių prikraunu, tada turiu tokią vaistinėlę, kuri visada su manim būna, ten saldainių pridedu ir tada jau išeinu, sakau, labai pavalgiau skaniai ir pilna tokia kuprinė, išeinu ir tada draugam išdalinu. Tai čia pradžia būna oro uoste tokia, o tada tai ką, skrendam. Jeigu ilgas skrydis būna, aš visada miegu, aš turiu, čia negerai reklamuoti, bet turiu tokį migdomąjį,
kuris Taip, neturi pagirių jausmo, tai išgeri pusę tabletės, tai yra 2 valandas tu atsijungi, išgeri visą tabletę, atsijungi 4 valandas, tai skrydžio metu aš dažniausiai miegu. Va, jeigu skrydis dar ilgesnis, tada žiūriu kokius nors filmus arba serialus. Va, nu ir jau tada viskas vyksta skirtingai, nuo šalies priklauso. Ar gerai supratau, kad oro uostai yra tavo kaip ir antrieji namai? Taip, oro uostai man labai patinka. Man labai patinka ta tokia kultūra oro uosto. Aš anksčiau paauglystėje savo turėdavau tokį hobį, kartais važinėdavau žiūrėti, kaip kyla, leidžiasi lėktuvai oro uoste. Būdavo anksčiau toksai langas, kur galima buvo matyti prieš rekonstrukciją. Ir geležinkelio stoty yra tas tiltas toksai pėsčiųjų, nuo kurio galima stebėti irgi. Tai man patinka pats tas visas vaizdas, judantys žmonės, keliaujantys žmonės, kažkaip jie hipnotizuoja. Tai aš su ausinuku važinėdavau stebėti. Tai dabar stebiu viską iš vidaus ir tas labai man patinka. Aš prisimenu, kad buvo vienas klausimas Facebook'e, kai aš įmečiau, kad bus renginys tavim. Kokio oro uosto tu labiausiai vengi? Yra toks, vat, nu, kur tu netgi purto, netgi ar tai nešvaru, ar kažkas dar kitokio. Vat. Bjauriausias oro uostas tai buvo toks šalia Briuselio pigių avialinijų oro uostas, tai ne Briuselio oro uostas, kažkaip kitaip vadinasi. Jo, tai jis labai toks prastas pasirodė man, o toks labiausiai nehigieniškas purvinas, tai buvo Malaizijoje Kuala Lumpūro vietinių skrydžių oro uostas, tai ten buvo ir pritriesta vidury salės, ir privemta, viskas miksas, ir maistas išpiltas, tai buvo toks pats nehigieniškiausias. Geriausias. Pats geriausias oro uostas. Pats jaukiausias oro uostas pasaulyje skaitosi mūsų kaimynų estų. Tai Talino oro uostas yra vadinamas pačiu jaukiausiu pasaulio oro uostu, nes ten viskas labai tvarkinga, visur Wi-Fi'us, visur gali, kabo telefonai, Skype telefonai, kadangi estai sukūrė Skype'ą, tai gali skambinti draugam į Skype'ą iš to telefono. Ten yra didžiulė biblioteka, ta biblioteka skirta tam, kad žmonės skraidantis iš ten pasiimtų knygą su savimi ir išskristų. Bet jeigu tu pasiimi knygą, tu duodi tokį neakivaizdų pažadą, kad sugrįši į Taliną ir nuo savęs irgi ten atveši kažkokią knygą. Tai tas oro uostas toks labai jaukus, mielas, iš tikrųjų labai fainas. Šiaip man patinka Amsterdamo, Kopenhagos oro uostai, bet jie yra labai brangus, tai tas yra jų minusas, nes ten pavalgyti sumuštinį su, nežinau, alaus bokalu arba kolos litais kainuodavo, atsimenu, kai aš buvau labai jaunas ir mane tai šokiravo, tai buvo 7-8 litų kažkas tai. Už ką? Už sumuštinį ir limonado buteliuką. Tai pasirodė, kad labai brangu. Ar turi kažkokių tradicijų keliaujant? Tradicijų. Ar kažką įsidėti kažką į kuprinę būtinai, ar padarai prieš kelionę, nuskirti pinagus, ar dar... Atsisiunčiu krūvą serialų, kad jeigu būtų nuobodu kažkurioje vietoje, kad galėčiau žiūrėti, tai tą padarau visą laiką, tada... Šiaip prisikraunu aš labai daug dalykų, kad jeigu kas, visada su savim kelionių metu turiu kepuraitę, daug vaistų, aš esu vaistų maniakas, turiu labai daug vaistų, turiu kokių 5 rūšių antibiotikus, nuo skausminamųjų, nuo alergijų visokių ir taip toliau. Kadangi aš dirbu 4 darbus, tai aš turiu fobiją susirgti. Kiek žinau, tau jie nelabai padeda, nes tu šiandien sergi. Jo, šiandien aš sergu gripu, bet aš prisiparširavau vaistų ir, pavyzdžiui, galiu atkalbėti. Temperatūra buvo ryte, dabar gal nėra. O tai ačiū, kad atėjai. Tai visų pirma, dar noriu paklausti, paskutinę kelionę. Kur buvo paskutinė kelionė? Paskutinė kelionė buvo į Belfastą, Šiaurės Airiją. Tai yra kita valstybė negu Airija. Kiek žinau, tu keliauji su emigrantų laida. Taip, čia buvo su emigrantų laida, tai buvo prieš 2 savaitės. Ok, tai mes pereikim prie emigrantų laidos. Kaip, turbūt visi esat matę nors seriją, nors ištrauką, nors kažką. Kaip tu randi tos pašnekovus, tas istorijas visokias stebuklingas? Pačioj pradžioj būdavo labai sunku ieškoti pašnekovų, tai viskas vyko per kažkokį tai, varinėdavo tas šalis, kur tikrai žinau, kad jų bus, tai Londoną pavyzdžiui, ir ten pažįstamam skambinu, prašau kažko, tai duodavo kontaktų. Dabar išsiplėtė jau ratas tų žmonių, tai dabar turiu tokių informatorių, kurie mane informuoja apie kažkokius įvykius tenais. Aš taip pat skaitau vietinę spaudą, portalus nuolat tikrinu ir jeigu kas nors, kur nors ten būna Lithuanian, lietuvė kažką padarė, aš viską kaupiuosi ir tada... Aš žinau, kad tu esi sutikęs merginą vardu Lithuania. Taip, esu sutikęs Lithuania. Čia buvo New York'e, aš kalbinau tokius lietuvių šeimą ir jie sako, žinai, mes turim kaimynę, labai įdomi istorija, jinai visiškai Lietuvos fanė yra. Tokiu aš esu Lietuvos fanų sutikęs 5 žmonės, kurie nėra buvę Lietuvoje ir jie didžiuliai Lietuvos fanai, jiems viskas yra Lietuva, ten pas jos kabo lietuviškos vėliavos, jie klauso lietuviškų dainų.
Tai ta mergina, žodžiu, istorija tokia, jinai yra juodaodžių šeima ir jos tėvas labai daug vaikų turėjo. Gyvena jie Queense, New York'e ir gimus tai merginai, tas tėvas nežinojo, kaip ją pavadinti ir tiesiog, kaip jisai pasakojo, šovė į žemėlapį ir pataikė į Lithuaniją. Taip dukra gavo vardą Lithuanija, o po metų gimė jos sesuo ir jau nebešovė į žemėlapį tėvas, bet matė, kad šalia yra Latvija, tai jos sesuo yra Latvija. Jos abi yra juodukės iš Queenso ir jos svajoja atvykti į Baltijos šalis. Skamba kaip iš filmo. Keistai viskas skamba, bet ir iš tikrųjų labai didelė Lietuvos fanė, jinai vaikšto su marškinėliais, čia Lietuvos vėliava įsekta. Ta prasme, jinai neįsivaizduoja, kas tai per šalis, bet sako, kad labai nori ten nuvykti, nes tas lietuvis, kurios kaimynas, sakė, kad žiauriai faina atvažiuoja. Kokiu dar esi sutikęs? Įdomių žmonių. Tu esi labai daug sutikęs įdomių žmonių, bet išrink tą įdomiausią istoriją, kurią tu išgirdai. Tai aš emigrantam ar žurnalui rašydamas medžiagas visada ieškau, kad tai būtų įdomu man, ne tik žiūrovui ir kad kažkur giliau ten pasiknys, nueiti. Tai Ispanijoje mes buvom pas žmonės, bomžus, lietuvius, kurie gyvena tokiuose angose tarp vandens kanalų. Tai ten gyvena tokie kaip zombiai, visi apsinešę, nes geria techninį spiritą kažkokį. Va, ir jie visi taip išeina. Tai lieka įspūdis po tokių žmonių. Škotijoje aš buvau psichuškiai. Tokia istorija. Čia buvo žmogaus nuotrauka. Prieš tai vyriškis, žodžiu, atvažiavo į Škotiją dirbti dėvėtų drabužių surinkėjų. Ten važinėjo su busi, kur surinkinėjo. Angliškai jis nieko nemoka. Ir jisai su kitais lietuviais dirbo vienam lietuviui, bosui. Tam lietuviui vieną naktį užėjo, kaip sako pašnekovas, balti arkliai ir jis nusprendė visus nužudyti savo darbuotojus. Jis jos puolė, mėtančių baldus, ten trankė juos ir taip toliau. Tai ten vairias traumas žmonės patyrė, niekas, ačiū Dievui, nenumirė, o tam lietuviui konkrečiai, žodžiu, jisai prarado atmintį, išvežė į psichiatrinę ligoninę. Ir ten įsipainiojo į tą istoriją, kaip viena tokia lietuvė iš vis jo nepažįstanti, bet jinai ima jam padėdinėti. Ir ten buvo įdomu, taip psichuškiai, kad mes tą žmogų Rimantą lankėm. Ir pas jį kabo virš lovos tokia kortelė, sveiki Rimantas, dabar yra 2014, nubraukta 4 parašyta 5 su flomasteriu, 15 metai, jūs patyrėte stiprią galvos traumą, gulite Škotijos ten psichiatrinėje ligoninėje. Nes tas žmogus kiekvieną rytą pabudęs, jis nebežino, kur jis yra ir jam kiekvieną rytą visą istoriją pasakoja iš naujo. Tai labai tokia baisi situacija. Ir pusę metų ar daugiau jis neturėjo jokių giminaičių, niekas nelankė, paskui surado ten tolimą tokią dukrą, kurios jis nematė 20 metų. Žodžiu, mes ten filmavom tą susitikimą su ta dukra, tai lieka įspūdis nuo to, kad atrodo, kad tai vyksta tik muilo operose, ta sklerozė, ten kaip žmonės pamiršta ir tai vat tokios keistos vietos, į kurias patenku, man labiausiai palieka įspūdį ir įdomiausia man jūs būna kalbint. Aš negaliu neužduoti ir dar vieną klausimą, kuris buvo Facebook'e, tai tos istorijos, ar tu neketini prašyti knygos? Turbūt daug kas turi tokį klausimą tau. Knyga labai daug užima laiko, labai daug laiko užima gerą knygą parašyti, tas istorijas visas įsigilinti. Tai Emigrantų laida turės knygą, mes ją planuojam, nes leidyklos siūlo, o kai man siūlo asmeniškai parašyti, tai aš sakau, kad aš šiuo metu darau pelningesnius darbus ir knygą padarysiu vėliau. Kai kas nors pasiūlys daugiau pinigų. Ne, iš tikrųjų, tai tikrai reikia labai susikaupti, atsidėti tam ir nenoriu padaryti, bet kaip. Tai siūlymų buvo iš turbūt visų leidyklų, populiariausių, bet sakau, kad dar ne. Dar nėra laiko. Žiūrėk, kuriozai. Visiems yra turbūt labiausiai patinkantis dalykai kuriozai, iš ko galim pasijuokti. Ar tu turės kažkokių kuriozų? Aš šiaip esu toks žmogus, kur jeigu kokia nesąmonė nutinka, tai dažniausiai su manim būna. Iš tokių keisčiausių kelioninių įvykių aš rašiau netgi straipsnį apie visą galį Google. Aš keliavau į Braziliją. Žiūrėk, tai jeigu prakalbam apie Braziliją, mes ir tau turim vieną staigmeną paruošę. Apie ką? Apie Braziliją. Ir kiek tu žinau, ten keliavai su Happy 365 kolektyvu. Taip, su redaktorė Jurga, ten jos seserim ir jos sūnum. Nu, žodžiu, mes nuskrendame į Braziliją, lygiai prieš porą savaičių Agnė Jagelavičiūtė ten irgi skrenda, jos neįleidžia ir grąžina į Lietuvą, visur nuskamba skandalas. Aš bėgsiu įvykiams už akių. Ai, dabar kažkas bus, ne? Jo, ir tau netgi ta pati Jurga, kuri dabar viešia Ispanijoje, yra paruošusi video klausimą. Tai jeigu galima į ekraną.
Sveikas, Orijau, linkėjimai iš Kanarų. Čia žiaurus vėjas, todėl filmuojasi prie palmės, kuri turi uždengti nuo šito vėjo. Noriu prisiminti su tavim visas kelionės, jos buvo vienas nerealus didžiulis nuotykis. Tačiau, ko tu mane išmokei, tai išmokei to, kad žurnalistika yra ta profesija, kuri atidaro visas duris, bet ne tik duris. Ar tu atsimeni tą siaubingą mūsų nerealią kelionę, kuri įrodė, jog žurnalistika sudaužo valstybių sienas? Atsimeni tą kelionę į Braziliją? Apie tai čia ir kalba. Jo, tai žodžiu, į Braziliją nuvykstam ir, sakau, Agnė Jaglavičiūtė prieš mėnesį nukeliavus, jos neįleido. Aš sakau, Jurgai, mūsų aš jaučiu irgi neįleis. Ir, žodžiu, stovim prie pasų patikros, iš pradžių praeina Jurgos sūnus, Jurgos sesė, tada Jurga prie vieno posto, aš prie kito ir jau Jurga užkliuvo kažko. Aš irgi užkliuvau ir sako, stop, kažkas blogai. Kalba portugališkai tik tai. Angliškai tie porą žodžių kažkas sako, žodžiu, sako, jūs čia dviese, ne, mes sakom, tai su draugais jau ten nuėjo, sako, grįžkit, nu ir tada sako, jūs neturit vizų. Sako, mums nereikia vizų, nes Lietuvai buvo mėnesis kaip panaikintos vizos ir jų neįmanoma tiesiog kažkur gauti, nes mes prašėm, kad jas uždėtų dėl visako. Sako, jūs neturit vizų, pas mus sąraše yra šalis, kur yra bevizis režimas, jūs nepatenkate į tą sąrašą ir jūs grįžtate į lėktuvą ir skrendat atgal į Varšuvą, iš kur atskridot. Visi Lenkai praėjo, mūsų lagaminus žiūri jau paima, neša, mes stovim taip, sakau, bet mums nereikia vizų, tada aš skambinu Lietuvą, Lietuvoje naktis tuo metu, skambinu Jurgos vyrų Elgiui, sakau, apsimesk ambasadorium Vašingtone, rėkant jų, duodu jisai ten kažką per mėgus rėkiant jų, jie nieko nesupranta, nes kalba tik portugališkai, rėkia, kad čia viskas gerai, ten kažką, nieko nepadėjo, toliau nešam, ant paso uždeda antspaudą Deportivo, visiems mums uždeda antspaudus tokius ir tipo, matau aš tą vaizdą ir negaliu patikėti, prasme, aš nukeliavau pirmą kartą, tai buvo pirma mano kelionė per vandenynus į kitą pusę pasaulio ir negaliu patikėti, kad manęs ten neįleidžia, aš pabuvau, bet ir nepabuvau, nieko nepamačiau viduris nakties Brazilijoje. Tai tada sakau, ponai, pasižiūrėkite internete, sakau, panaikintas yra vizų tas režimas, ne, jis nieko nesutinka, su automatais atėjo vyrai, aš tada, man prasidėjo nervinis priepuolis, aš įsitraukiau savo fotiką, įjungiau filmavimo funkciją, šviečiu, sakau, CNN, ten politik skandal, pradedu rėkti kažką, ten jie nesupranta, kas čia vyksta, man toks įsiūtis, aš rėkiu, Jurga ten irgi apsimeta klausimus, kad uždavinėja, aš taip operatorius, nu ir tada tas apsauginis jau iš didžiausių nervų įsiveda į Google kažkokią frazę portugališkai, kad Lietuvai panaikinamos vizos ir jis suranda nuotrauką, kur Adamkus stovi su Brazilijos tuo metu prezidentų vyrų, kažkokiu tai ir jie ten pasirašinėja tą dokumentą ir tas radinys Google padėjo mums įvažiuoti į Braziliją. Mūsų lagaminai jau buvo įdėti į lėktuvą atgal ir tada uždėjo antspaudus canceledo, anuliavo tą deportaciją ir mus įleido. Jau mūsų nelaukia ten turistų gidas, tas kažkoks, pas kurį pirkom kelionę, mes patys pasimėm taksą, važiuojam, aš atsidariau langą, šiltas vėjas pučia, taip atrodom, nugalėjom pasieniečius. Žodžiu, jūs išgelbėjo CNN. Mūsų išgelbėjo Google'as, iš tikrųjų. Tai aš sakau, kad jeigu tai būtų, to kelionėje būtų mano mama, kuri, pavyzdžiui, nekonfliktiška, ar šiaip žmogus, kuris nelinkęs į konfliktus ir jam sako pasienio pareigūnas, kad tas neįleidžia į šalį, tas žmogus būtų grįžęs ir nieks nekompensuotų už tą svarbiausia, tas liūdniausia. Ir raginu visus žmonės tikrai nepasiduoti ir pakovoti kartais, nes ir į Ameriką mano draugai yra viena praleidę be jokio dokumento, jo gimtadienis buvo ir pasieniečiai žmonės, tai ne robotas, ne kompiuteris praleidinėja, tai kartais tas pasienietis gali pažeisti taisyklės, nes kaip ir brazilai, jų dokumentuose buvo parašyta, kad mums reikia vizų. Ar dar esi turėjęs kažkaip panašių situacijų, kur tau teko pakovoti už save, dar kažką? Konfliktų tai aš nuolat turiu kiekvienoje kelionėje, nes kur be keliautum, vakarų Europoje ar kažkur tai ten Amerikoje, visur, jeigu išlendi su kamera, tai prisistato žmonės ir klausia, ką tu darai, mes visą laiką pasakojam, kad mes keliaujame specialiai su labai maža kamera, kad visiems atrodytų, kad tai yra, mes sakom, student video arba home video, sako, kodėl čia mikrofonas prisegtas, sakau, professional home video. Tai raudonoje aikštėje mus ten vėjosi kažkokie agentai su tokiam didelėm kepurėm, bet apsirengę civiliais rūbais, pradėjo vytis, mes ten bėgom, pasislėpėm valgykloj tokioj, pralaukėm valandą, nes norėjau konfiskuoti visą medžiagą. Tai tokių įvykių
mažų susidūrimų, skandaliukų tokių tai būna nuolatingai. Pavyzdžiui, Paryžiuje iš vis niekur negalima filmuoti. Gatvėje išeini, jungi kamerą, iš karto prašo susimokėti savivaldybei mokestį ir taip toliau. Tai aš... Net viešoje vietoje negalima filmuoti? Niekur gatvėse, sako, čia šita gatvė priklauso ten kažkokiai seniūnijai, čia negalima filmuoti. Aš nežinau, čia visi žino, pavyzdžiui, kad Eifelio bokšto negalima nei filmuoti, nei fotografuoti su naktiniu apšvietimu. Kai tas mirksi, viskas blizga, tai jeigu aš parodyčiau per teliką, tai gautų baudą televiziją, baudą aš gaučiau, nes jis turi kažkokią tai ten ypatingą, man atrodo, vienintelis statinys pasaulyje, kuris turi savo kažkokią ypatingą apsaugą didelę. Reikia mokėti mokesčius ir tada galėjau filmuoti Eifelį. Kokių dar įdomių faktų esi sužinojęs kelionės, su kuriais galėtum pasidalinti? Oi, tai kiekvienoje šalyje. Aš labai visada gilinuos visur į maistą, jeigu aš turiu laiko, tai aš ne tik apžiūriu ten kažkokius tai svarbiausias vietas, bet ir varau kažkokius restoranus ar kažkokias maitinimo vietas, tai nuo maisto iki kultūrinių visokių skirtumų. Vienintelė šalis, kur man visą laiką nesiseka ir nepatinka vis niekaip, nors aš sakau, kad negali šalis nepatikti, ta prasme, aš nesuprantu, kai žmogus grįžta iš kur nors sako, buvo lievai. Tai man visą laiką būna blogai Egipte, visą laiką, aš ten apsinuodiju visada, kas nors dar būna. Aš buvau 3 ar 4 kartus ir visą laiką būna man blogai labai. Tai vieną kartą aš ten sirgau viskuo, ko įmanoma, nežinau, man atrodo, aš mirsiu. Mes ten nardėm laive, kažkokie plaukėm laivelį, gyvenam tokioj keistoj vietoj, su manim buvo daug ten lietuviškų žvaigždžių, Rūta Mikelkevičiūtė, Natalija Bunkė ir visiems mums ten labai nesisekė. Ten visi gavo saulės smūgius ir prakeikiau Egiptą, sakiau, daugiau niekada nevažiuosiu. Tada gavau tokį pasiūlymą keliauti, sako, 5 žvaigždės, Hilton viešbutis bus super. Nuvažiuojame ten gruodžio mėnesį, tas Hiltonas visur smirda šūdų, nes pasirodo, kad teritorija laisto, tokias tualetės susikaupė ir jie išlaisto Hiltono teritoriją, tai visur krajinis smirda. Temsta 16 valandą, baseinai buvo visą laiką šalti ir purvini kažkokie, tai vėl ten vėl susirgom, visi peršalom, nors važiavom degintis, bet tai negaliu kaltinti šalies, nes tai tiesiog atsitiktinumai, nes kaip grįžo kažkas džiazų grįžo iš Indijos ir sako, kad tai blogiausia šalis pasaulyje, viskas blogai, tai iš tikrųjų tai manau, kad viskas yra atsitiktinumai, kurie taip kartais susiklosto, tai man Egipte nelemta fainai pabūti. Okay, tai Egiptas nemėgstamiausia šalis, ne? Tai nesėkmingiausia. Nesėkmingiausia, jo, turbūt. Kur iš sėkmingiausia šalis? Sėkmingiausia. Be Lietuvos. Sėkmingos, nežinau, nėra tokios, kad, žinai, kažką gaučiau. Man labai patinka Ispanija Europoje ir patinka Amerika pasauliniu mastu. Tai sakiau, jeigu kažkur norėčiau gyventi, tai Barcelonoje arba San Franciske. Tai tokie miestai, kur labai jauku buvo, fainai ir kur, sako, nesunku įsivažiuoti į miesto ritmą. Šiaip tau geografija patinka? Patikdavo mokykloje? Nuo kada tu pradėjai domėtis kelionėm? Nuo tada, kai pirmą kartą iškeliavau, nes supratau, nes kai iš kelionės grįžti, būna kažkas, esi pakilėjime, visą laiką aš būnu pakilėjime ir nors labai dažnai keliauju, kartą į mėnesį 3 kartus, po kiekvienos kelionės, net jeigu savaitgalį buvau išvažiavęs į Taliną, man kažkoks būna, grįžus namo, kažkoks nykumas, ateini į darbą, atrodo, aš grįžau iš šventės ir visi kažkokie mane sutinka nešventiškai, visi savo rūpesčiais, taip toliau. Kai išvažiuoji kažkur tai, netgi atrodo, kad ten kažkokio darbo gal nepadarėjai Lietuvoje, tau kažkas skambina, atrodo, dzin, čia tipo kitam pasaulyje, nes visi kelionėje, atrodo, atsijungi absoliučiai nuo visko. Tai man tas labai jausmas patinka, kad... O tu šiaip pažįsti šalis, pasaulį, domiesi visom pasaulio šalim? Kaip tu su geografija? Pašaudyti, taip, jeigu kažkokias keistas šaudytum, tai turbūt neatspėčiau, bet tos, kuriuose... Pabandom? Tu turi kažkokią čia paruošti? Jo, tai aš noriu tavo vieną tokį išduoti. Tai jau iš karto. Iš karto, ne? Tai iš ko žaidžiam tada, jeigu sakai iš karto? Iš karto pralaimėjau. Tai, žiūrėk, tai aš tau duosiu 10 šalių ir tu turėsi įvardinti jų sostinės. Gerai. Ar tu sutinki? Nu, aš pralaimėsiu, bet gerai, žaidžiam. Tai žiūrėk. Okay, tai pradedam nuo Bosnijos ir Hercegovinos. Nu čia. Palauk. Čia dar kol kas viena lengviausia. Čia lengviausia, ne? Gerai, palauk. Salės pagalbos negalima. Ten visokie konfliktai kariniai. Palauk, aš kaip tik praeitais metais naujaką švenčiau Slovakijoje. Tai ten viskas aplinkui. Ne Zagrebas. Nežinau. Kosovas. Ne. Dar turiu vieną šansą.
Nu, Bet jau kažkur šalia, jau bent žinai, kur Bosnija. palauk, Kosovo Zagrebas, kas ten dar yra? Salės pagalbos nori? Nu, padėkit. Sarajevas. Okay. Ačiū. Kokias 0-1. Ok, tai toliau viskas, žinau. Palaukit, va kita. Labai neaiškiai matosi. Kanada. Jo. Sostinė reikia sakyti. Jo, sostinė. Vancouveris. Ne? Ne? A? Palauk. Taip ar ne? Ne. Palauk. Kaip gėda. Aš visada visus gaudau ant Australijos sostinės ir ant dar kažkokios šalies sostinė, kurie žinau, kur niekas nežino. Ne Vancouveris. Palauk. Otava? Bingo! Wow, plojimai. 1-2. Važiuojam toliau. Jamaika. Tikrai žinau. Usainos baltas. Bet čia ne sostinė. Pamiršau. Žinau, tikrai. Salės pagalba? Nu, padėkit. Ar žinot kažkas Jamaikos sostinė? Paguglinkit. Kas? Kaip kas? Kingstonas. Teisingai. Sean Kol kas Kingston 1-3. dainininkas yra. Važiuojame į 4, jeigu galima. Makedonija, Europa. Man Makedonija tai Eurovizija. Žinau, kad ten kažką visą laiką papuola kažkur į finalus. Ne, neįsivaizduoju iš viso. Ne? Ne. Skipinė. Kas? Skopija. Ok, o geografijas man gerai. Orų prognozėse visada matau Skopiją. Filipinai. Eik, tu šis. Filipinai. Nu, žuomenų reikia. Nu, užuomina du. Tai žodis Asociacija turi. 6 raidžių ir... Puiku. Kokia čia tau užuomina metus? Filipinų sostinė Iš yra... M raidės prasideda. Kaip? Manila. Bet kol kas... Žinau. Gerai, važiuojam toliau. Kol kas 1-5. Labai prastai. Nu, Venezuela. Karakas. Karakasas. Karakas. Teisingai. Karakas. 2-7. 2-6 tiksliau. Maldivai. Malis. Žiūrėk, aš tiesiog priminsiu, kad jis neseniai grįžo iš Maldivų. Aš grįžau ir leidausi tarptautiniam Malio oro uoste. Malės oro uoste. Wow. Važiuojam toliau. Malta. Nu. Maltos buvau. Malta labai keista šalis, nes ten iš miesto į miestą pėsčias pereini. Taip, bet sostinė? O sostinė yra Valeta. Ja. Kažkaip jau čia Valeta. Valeta, teisingai. Toliau važiuojam. Kur negalėjo būti Čekijos sostinė? Nu, Saudo Arabija. Esi buvęs? Ne. Saudo Arabijos sostinė yra... Bent nu tokį? Ne. Ne, viskas jau užtek, žinai, šitą žaidimą. Bet čia prieš paskutinis. Nu, nežinau. Nu, Stalė, žino kažkas? Sostinė? Rijadas, sakė. Rijadas. Matai čia... Čia tikrai? Jo, čia visiškai teisingas sakymas. Ir paskutinį, jeigu galim parodykim. Jeigu šitą atspėjai, nu, tada bus bonus taškai. Havana. Nu, prašau, pablogim. Kiek... Žiūrėjau, bandžiavau Amerikoje, Key West, ten yra toksai kelias iš Majamio, toks mažas miestelis žvejų. Tai iš ten yra vieta, kur žiūronais galima pažiūrėti Havaną, bet aš tai nieko ir nemačiau. Bet sako, kad matosi. Bet kiek skaičiau, 3 iš 10 jau, nu... Prastokai. 4 iš 10, bent kad patenkinamai. Bet tu šiaip tai... Aš pamirštu viską labai greitai. Bet šiaip tarsi tau geografija yra visai įdomus dalykas. Pavyzdžiui, tu... Įdomus, taip. Ar tu ruošies kelionėms? Pavyzdžiui, tu žinai, kad tu varysi į Maldivus, ar tu... Šeštadienį aš skrisiu švęsti naujų metų į Kijevą, Ukrainoje. Ir štai šiandieną prieš šitą renginį aš ruošiausi. Skambinau 3 restoranus, ar yra vietų, sakė ne. Tai toks mano būna pasiruošimas. O kodėl Kijevas? Todėl, kad visada aš stengiuosi naujaką švęsti kažkur. Ir kažkur, kur taip nekainuotų brangiai, tiesiog, kad tai būtų kelionė kelioms dienoms ir kad tai neatsilieptų darbui. Tai reiškia, aš galiu skristi penktadienį 7 vakaro, nes naujakas bus šeštadienį. Tai aš susiradau daug vietų, kur galima buvo pigiai skristi. Buvo Berlynas, Londonas, Baris Italijoje, Kijevas ir viskas. Tai visur čia kainavo apie 80 eurų pirmin atgal skristi. Tai antras mano čekinimas buvo, kur pigiausi viešbučiai. Tai pasirodė Kijeve.
Penkių žaidučių viešbutis 2 naktis kainuoja 142 eurus. Su pusryčiais ten su visko. Tai pagalvojau, kad atšvęsiu, tada sausio 1 niekur neįsiu ir tiesiog mėgosiu prabangiam viešbutyje. Čia už 2 naktis? Už 2 naktis, jo. O tu žinai, kad čia yra beveik tas pats, kiek yra 3 minimalus Ukrainos, tokio įprasto gyventojų atlyginimo. Tai bet dar vienas pliusas, tai kad ten labai pigu viskas. Aš ten turiu pastovų taksistą, čia buvo tarp nuotraukų. Vieną kartą jis mane pasitiko ir dabar kiekvieną kartą atskrendu į Kyjivą, jisai mane pasitinka ir visur vežioja. Tai diena važinėjimo su juo kainuoja $20, bet Makalius man sakė, kad čia apiplėšimas labai daug. Tai... Ja, aš pats buvau Kyjive, tai ten pavalgyti galima tikrai laisvai už 2 eurus ir čia netgi čia būtų dar visai taip, toks nenormalus restoranėlis. Tai... Jo, ten tikrai labai nebrangu ir labai fainai. Beje, šiemet aš buvau Maskvoje, tai irgi galiu pasakyti, kad ten dabar labai nebrangu, nes rublis krito 3 kartus, tai viskas 3 kartus pigiau. Taigi kažkada aš buvau Maskvoje, viskas atrodė žiauriai brangu, dabar atrodo viskas labai pigu ir Uberiu važiuoti pigiau negu Vilniuje išeina. Ir restoranuose aš valgiau tokiam restoran Balšoj vadinasi, prie didžiojo teatro, mes 3 valgiam, operatorius aš ir pašnekovas, valgiam ten barščiai su aukso dulkiam, dar kažkokie patiekalai, tai 3 žmonėm vakarienė su vynu kainavo 80 eurų. Tai Vilniuje, jeigu nueitum į tokį prabangų restoraną, tikrai daugiau sumokėtum. Prakalbam apie maistą, ką tokias yra gavęs, tokį ypatingo kelionėse? Kas tau labiausiai patiko? Kiekvienoje šalyje, tai visokių skirtingų labai išlikščių dalykų ir taip toliau, bet aš mėgstu labai street foodą, gatvės maistą ir labiausiai man tai patinka amerikietiškoji kultūroje, tai aš einu ten valgyti, nes tai yra pigu pirmiausia ir labai tikroviška, kaip tikrai žmonės ten vietoje gyvena. Dėl to aš visada New York'e gyvenu Bruklino rajone, nes man patinka tas, kad atsikeli ir eini per Brukliną ir matai tikrai niujorkiečių gyvenimą ir tada pervažiuoji į metro ir tada būna Manhattanas, visai kitoks pasaulis. Tai vat aš Brukline yra toksai gatvės maisto turgus, kur sako, kad ten atsiranda visas tendencijos. Jeigu tame turguje atsirado šiemet, tai pasaulyje bus kitais metais kažkokie patiekalai. Tai aš ten šiemet valgiau tokius patiekalus, kurie, sako, atkeliavo iš Azijos. Labiausiai skaniausias daiktas, kurį man teko valgyti, tai yra ramen burgeris. Tai vietoj bandelės, tai yra spagečiai tokie, ramen makaronai, žodžiu, jie suformuoti tokią bandelę, išvirti, bet jie visi laikosi ant kažko, nežinau. Jeigu tu užsimeni, kad tas, kas pagaminama Brukline ateis tik po kelių metų Lietuvą, tai aš galiu dar kartą pakartoti, kad šiandien galite sakyti čia Spot resto bare šitą ramen burgerį. Čia yra jisai? Mes dėl tavęs pagaminome jį, specialiai tau. Aš nežinau, tikrai? Tai aš manau, tikrai galėsi paragauti. Tai va, ramen burgeris tikrai buvo pats skaniausias burgeris, kurį valgiau gyvenime, nes tie makaronai jau būna prieskoninti bandelė, dažniausiai, žinai, burgeriai būna tokie belekas, o tenais visas burgeris buvo žiauriai skanus. Prie jo eilės stovėjo 45 minučių, žmonės ėjo pas tokį japoną, kuris gamino tą burgerį. Tai ten taip pat tokį keistą labai desertą valgiau, kuris, sako, pats populiariausias bus pasaulyje 2017 metais. Aš tai negaliu patikėti, nes irgi stovėjau ilgai eilėj. Raindrop cake vadinasi, vandens toksai piragėlis, kuris yra išvis be jokio skonio, šalia tokia išspausta kažkoks žalios arbatos kremas ir džiūvėsėlė kažkokie, ir valgai jį, ir tipo valgai ir lieknėjai, toks jų šūkis. Tai jis kainuoja brangiai, $8, palyginus gatvės maistui brangų, ir yra visiškai be skonio, neskanus, bet ten New York Times viršeliai spausdino, kad tai yra deserto ateitis. Nors visiškai nelabai supratau, kur ten ateitis. Jeigu desertai turi būti nesaldus ir tokie išvis be skoniai, tai tada čia jų ateitis. O ką esi tokio valgęs labiausiai egzotiško, nes turbūt street foodas nėra egzotiškas dalykas? Azijoje tai street foodas yra labai egzotiškas ir valgai ir visada nežinai, kas bus. Man labai patiko Maldyvų pusryčiai, aš gyvenau visiškai vietinių žmonių saloj, nes ten yra pigiausia gyventi. Aš, kaip sakau, visada taupau keliaudamas, nes noriu kuo daugiau keliauti dėl to. Tai maldyviečių pusryčiai yra tokie, tai yra tunas, tarkim Lietuvoje galima pasakyti išskardinės tuną, sausai ant sausos keptuvės kepina, ten priberėt kokosų drožlių, visą tai pakepina tokią masę, į vieną bliuduką, į kitą bliuduką avinžirnius kepat su kažkokiu tai kario padažu ir tada visą tai valgote su batonu, arba ten buvo lavašas toksai, imi ir valgai, tai čia toks jų pusryčių sumuštinis, žiauriai skanu, nors
vieta, kur valgiau, tai netrodė, kad labai higieniška, bet buvo labai skanu. Kokie vabzdžiai, gyvatės, ten dar kas lieka. Jo, aš valgiau pūdytus kiaušinius, Malaizijoje labai populiaru, ten kažkaip tokie pajuodę, pamėlynavę kiaušai. Tai tokius esu valgęs, žiauriai išlikštų, labai smirdi. Valgiau vaisių, apie kurį neseniai rašė lietuviška spauda, kad Maxima atsivežė tą vaisių. Durianas jis vadinasi, jis yra labiausiai smirdantis pasaulio vaisius. Tai buvo Singapūrė turgui, mes su draugais buvom ir mūsų draugas vienas vietinis žmogus sako, čia labai geras vaisius, tai jie visi pasiėmė, jau pradėjo pjaustyti, aš ten mokėjau dar pinigus, jau visi jau jie paragavo, aš ateinu jau prie jų. Sako, skanu, imkim čia didžiausią gabalą, paėmė ir taip smirdi. Tai Singapūrė parašyta netgi metro traukiniuose, viešbučiuose, kad negalima to vaisiaus įsinešti, valgyti, nes jis labai smirdintis. Iš esmės, jeigu nebūtų kvapo, kuris tave britkina ir taip nesinori, tai būtų panašus, įsivaizduoju, kokį melioną ar buzą, nes tos pačios giminės. Kokių dar esi tokių įdomių taisyklių radęs užsienyje ar įstatymų? Nu, Dubajui daug visokių taisyklių, netgi Norvegijoje irgi yra taisyklių, pavyzdžiui, apie spaudą kalbant, Norvegijoje spauda negali rašyti negatyvių dalykų. Ten negali būti apie avariją kažkokią, tai apie, ten, nežinau, Drąsiaus Kedžio bylą, ten kriminalai neegzistuoja. Tai Dubajų, pavyzdžiui, draudžiama kalbėti apie tai, kad šalyje yra vergovė. Ten yra vergovė, veža žmonės vergus, jie stato dangoraižius, bet apie tai draudžiama kalbėti. Ir žmonės nekalba, nes įsitikinę, kad visur pasiklausoma ir tipo, ojojojoj. Aš atsimenu dabar, kad buvau Izraelyje karo zonai. Dabar toks Lietuvoje yra pagarsėjęs žmogus Daniel Lupšits, lietuvis gyvenantis visiškai karo zonai, karštajam taške, kur Palestina kovoja su Izraeliu. Tai man teko ten važiuoti. Iš tikrųjų, aš nežinau, kur važiuoju. Naktį mus pasitiko iš oro uosto važiuojančius tas Danielis, išėjo su didžiuliu Kalašnikovo automatu. Sako, dabar važiuosim, jeigu šaudys, tai jūs spauskit ir varykit greičiau. Sako, tik nesustokit. Sako, kur mes važiuojam? Sako, pas mane namo, viskas bus gerai, tikrai nežūsim, važiuojam. Nu, mes atvažiuojam ir aš naudoju Svarm programėlę, tai yra prisičekinimo programėlė, kur tu esi. Užsičekinu tą vietą ir žiūri, išmeta man welcome, you first time in Palestine, tipo, pirmą kartą Palestinoje esi. Ir tada aš atsimenu mamai, iškart rašau mailą, kad esu neryšio zonai, esu Palestinoje, jeigu aš dingsiu, tai šitas žmogus kontaktuok per jį. Baisu buvo ir ryte atsikėlėm, iš tikrųjų šviesų visur tokie kalnai. Sako, čia vat kaimynai, kurios neseniai išpjovė, vienas ten kažkoks sukilėlis atėjo tiesiog naktį ir visus išpjovė. Sako, dėl to aš visą laiką prie lovos laikau automatą, kad jeigu kas pultų, šaudysiu. Ir mes ten 2 paras praleidom, buvo labai baisu. Tai kai atvažiavau į Tel Avivą po to, tai atsimenu, pabučiavau žemę, kad pagaliau ištrūkom iš to. O žmonės ten gyvena, lietuviai. Kokius tai tokių ekstremalių nuotykių patyręs? Esi, pavyzdžiui, kaitavęs, dar kažką ten daręs, galbūt su sportu susijusiu? Esu. Brazilijoje taip pačioj. Brazilijoje yra toks mažas miestelis Parakūrų. Jeigu esat ekstremalai, tai tenais jums reikia būtinai važiuoti, o jeigu nesat ekstremalai, bet norit nuvažiuoti pas lietuvius, tai ten tas miestelis yra lietuvių miestelis. Yra netgi gatvė, kurią visi vadina lietuvių gatve. Ten lietuviai turi namus didelius, tokie verslininkai iš Lietuvos, kurie važiuoja ten žiemoti. Ir kiekvienam name yra po tarną, tie tarnai turi lietuviškus vardus, pavyzdžiui, Antonijo, Antanas. Tai tie tarnai kainuoja po $100 amerikietiškų dolerių per mėnesį ir jie rūpinasi viskuo, ten gamina valgyti, tvarko ir taip toliau. Tai ten mes buvom pas kaituotojus lietuvis, jų šeima ten gyvena. Tai labai fainas miestelis, labai visa aplinka faina, aš ten valgiau skaniausius gyvenime kepsnius, paplūdimyje toks vyriškis kepa mėsą, bet ten, sako, pavojinga dabar tapo, nes po mano ten apsilankimo po poros metų ten nužudė vieną lietuvį, kuris tiesiog miegojo ir ten čia visus nuskambėjo. Tai sako, dabar ten pasidarė pavojinga. Nors dabar ten vėl nuvyko mano pažįstami lietuviai, sako, fainai, ten yra tokios didelės kopos, kur visi švenčia naujosius metus. O aš turiu tokį klausimą, kodėl tu netaupai ir keliauji? Kiek žinau, tu netaupai pinigų? Ne, netaupau. Visus pinigus išleidžiu tikrai kelionėm. Kodėl? Nežinau, nes aš visada sakau, kad aš skubu gyventi, nes gali kažkada nebūti galimybių dėl kažko, nežinau, gal darbo neturėsiu, gal sirgsiu ar kažką, tai aš stengiuosi viską daryti kuo greičiau. Ir visose gyvenimo srityse aš ir butą nusipirkau, būdamas 18 metų, nes
reikėjo. Pinigų neturėdamas visiškai pasiėmiau 3 paskolas, tai aš esu keliavęs į paskolą, nes draugė sako, varom į Tenerifę, čia labai pigų, neturiu pinigų, tai man paskolino ten kreditinio kortelę, netgi pasiėmiau iš banko irgi dėl kelionės, nes turėjau bilietus, turėjau viešbutį, bet neturėjau pinigų leisti vietoje, tai taip susikūriau kreditinę kortelę. Tai va, tai aš sakau, kad aš neturiu pinigų, bet turiu daug nuotraukų iš kelionių, kas yra mano didysis turtas. Aš turiu, vien telefone turiu 25 000 nuotraukų, kaip paprastam turistui, ne fotografui, tai čia daug. Tu fotoaparatą nesinešioji, tu fotografuoji. Aš turiu fotoaparatą visą laiką su savim. Aš turiu tokį čipuką, kuris įsikiša į telefoną ir iškart nuskaito fotkės. Bet dažnai aš nusfotkinu ir numetu fotkę, viskas lieka korteliai. Kažkam ateičiai fotkinu. Ar tu esi tas turistas, kuris fotkina vos nepamatęs kiekvieną įdomesnį tam paminklą statulą? Žiedą kiekvieną statulėlę, ne. Aš fotkinu žmonės, įdomesnius, jei atrodo įdomiai, tai aš fotkinu. Ar rūbas koks nors, ar veidas, ar šukuosena, tai aš tokius žmonės fotkinu. Dažniausiai visokius ir rašausi į telefono nautsus, rašausi jų vardą, kažkokį amžių. Ir jeigu įsivaizduoju, kad man gali to žmogaus prireikti, kontaktinį kokį nors ar telefono numerį, ar e-mailą. Tai aš tiesiog pats prieinu gatvėse prie žmonių ir klausiu, ką jūs čia darot ten. Taip susipažinau New Yorko gatvėse su nuogu kaubojum. Times Square New York'e yra toks vyras, kuris apsirengęs kaubojum, bet be kelnių su tokiais sustringais, sakykim. Tai va, tai pasirodo, jis yra legenda absoliuti pasaulyje, jis žinomas ir netgi jisai planavo kandidatuoti į Amerikos prezidentus. Arba Barcelonoje maisto turgui susipažinau su irgi legendinių barmenų, toks senukas ten dirba bare, apie kurį dokumentinius filmus kuria. Tai kai eini prie visokių įdomesnių, tai vis kažkokių tai įdomių tokių kontaktų užsimezga. Koks tai yra tavo tikslas susijęs su kelioniam? Ar turi tikslą apkeliauti visą pasaulį? Kažkokį kitą? Ne, tai aišku, noriu apkeliauti. Kažkada Andrius Mamontovas tokia numetė linką, pasižymėjo, kiek esi teritorijų pasaulyje buvęs. Tai procentas mano buvo 12 ar 14, tai žiauriai mažai. Aš dabar suskaičiavau, kad aš buvau... Turbūt nebuvo į Rusijos apkeliavęs. Ten būtent labai gera programėlė, nes jeigu buvai Maskvoje, nepažymi visos Rusijos. Tai tas gerai ten. Arba buvai Amerikoje, tai tik valstijos pasižymi. Tai 12 ar 14% yra labai nedaug. Aš visą suskaičiavau, kad aš buvau 43 šalyse. Dabar jau taip prisėdęs suskaičiavau. Mes pamelavom prieš tai skambame. Jo, 8 buvau pamiršęs. Nes ten tokios šalis, kaip, nežinau, Šiaurės Airija ir Airija, čia skirtinga šalis paskaitos. Tai koks tavo tikslas? Nėra kažkokio tokio tikslo, žinai, kai su darbu keliauju, tai rasti kuo įdomesnių istorijų, o kai keliauju dėl savęs, tai, nežinau, susipažinti su įdomiais žmonėmis, man patinka tas labiausiai. Tai aš dėl to prie visų ir kabinėjos, būdamas ar bare, ar viešbutyje darbuotojai, išklausinėjau istorijų ir tai įkvepia ir tai šiek tiek moko, gal, nežinau, iš gyvenimo nereikalauti per daug, nes kai kurie žmonės turi mažiau arba kaip tik judėti priekį, nes žmogus, kuris nuvarė, padarė tai, tapo tuo. Tai tam ir reikalingos iš tikrųjų žmonių istorijos, knygos, tam, kad tu mokytumės iš kitų klaidų arba iš kitų teisingų žingsnių. Tai aš tų istorijų daugiau turiu galbūt negu kiti žmonės. O kada buvo tavo paskutinė kelionė, tiesiog vienas pats savo, be jokių darbų, be migrantų, be Happy 365, be dar kažko? Tiesiog vienas, kad keliaučiau už savo pinigus kažkur, tai nesu turėjęs tokios kelionės. Rimtai. Jeigu aš vienas keliauju, tai reiškia man apmoka tą kelionę kokią nors ten firmą kosmetikos, pavyzdžiui, arba mobiliakų ir jie apmoka ten visą kelionę, tai keliauju vienas tada. Tai patinka man vienam keliauti iš tikrųjų, bet tada reikia pasiimti daug amunicijos, tai būtinai kompas, būtinai knygos, kad visą laiką būtų ką veikti. Bet nes aš nesu tas, kur nueina, žinai, nes pažįstu tokių žmonių, kurie nueina į kokį ten Berlyne į barą ir susipažįsta, jau tenais atsibunda kažkur, nežino kur, tai aš taip nedarau, bet keliauti vienam fainai. Tik dažniausiai keliauju su tikslu kažkokiu. Žodžiu, nesi ten pats organizavęs maršruto, pirkęs bilietų, ten galvojęs, kur nakvoti, viską pats savo. Ta esu daręs, bet su draugais. Bet važiavom pernai per Naujaką, nuskridom į Bratislavą ir per 4 dienas aplankėm 4 sostinės. Ten pasirodo šalia yra Viena, paskui Budapeštas visai šalia, žodžiu, mes varėm. Į Rygą nuvykom netikėtai. Tai tokie būna netikėtos ir neplanuotos kelionės labai fainai.
Ką rekomenduotum šitiems susirinkusiam ir mūsų žiūrintiems iš Europos? Kur nukeliauti, pavyzdžiui? Kur galima galbūt pigiai, galbūt už tą pigiai kainą daug ką rasti? Visos šalis, fain, labai pigiai, tai nežinau, į Taliną važiuokit, iš Talino galite labai lengvai pasiekti Helsinkį, nors tai nėra labai didelė egzotika, bet jeigu pradedi keliauti ir niekur nesi buvęs, tai pradėti reikia gal nuo tokių paprastesnių šalių, bet šiaip kur fainai, tai man labai patiko tas Budapeštas, pavyzdžiui, aš ten buvau parą tik tai, bet aš ten būtinai noriu sugrįžti. Man įspūdingas miestas yra Stambulas, kuris dabar labai pavojingai skamba. Man labai patinka Londonas ir kai iš Londono arba iš New Yorko kas nors grįžta ir sako, kad labai nepatinka tas miestas, tai aš negaliu suprasti, nes ir New Yorkas ir Londonas yra be galo dideli miestai ir siūlantis labai įvairių dalykų. Tai kiekvienas rajonas, kiekvienas kvartalas turi visiškai skirtingų dalykų. New Yorkas ypatingai, vienur atrodo kaip kaime, tu esi kitur tarp dangoraižių, tai reikia tik mokėti pasirinkti vietas. Kokius tu suvenyrus dažniausiai parveži savo artimiesiams ir draugams iš kelionių ir iš viso, ar veži juos? Per pirmasis kelionės tai veždavau labai daug visko, nesąmonių, ten parduotuvę nueinu, Lietuvoje nebūdavo nei Čindemo, kažkokių kitų parduotuvę, tai pirkdavau visko, ten savo mažiau pirkdavau negu kitiems, o dabar atvežu kažkokių maisto skanumynų. Labai ilgai vežiodavau Oreo sausainius, nes mane asocijuoja visada su to sausainiu, nes vardas panašus, bet Lietuvoje atsirado, tai nebeliko prasmės, bet kai Amerikoje buvau, tai ten yra keistų skonių Oreo, pavyzdžiui, Oreo su krabų mėsa, tai aš atvežu visų keistų dalykų, kokių Lietuvoje nėra, o kartais atvežu kokių nors drabužių, nežinau, matau, kad ten tinka kokiam, nežinau, Giovanniui, kokie marškiniai, imu, ten, žodžiu, tokių keistų dalykų, kokių Lietuvoje manau, kad nėra. Bet aš stengiuosi atvežti visą ką nors. Man patinka labai pirkti ką nors užsienį. Tai jau link pabaigos, mūsų toks tradicinis kaip ir klausimas, tai Oreo, kuo tau kvepia kelionės? Dabar gerai pagalvok, nes mes iš tavo to atsakymą padarysim citatą, kur jau ten įdėsime knygas ir viršelius ir taip toliau. Gerai. Kuo kvepia kelionės? Čia visada būna šitas klausimas, ne? Ja, čia toks po defaultu. Nežinau. Tai naujai žmonėmis tai turbūt svarbiausia man, kaip žurnalistui, naujos pažintis, kad visada tu gali atsiveria naujos galimybės, nes kiekvienoje kelionėje tu tikrai gali sutikti vietinių žmonių, aš esu sutikęs visokių kietų verslininkų, kietų kokių nors ten net mokslininkų, tai atsiveria naujos galimybės. Kelionės yra galimybės ir tu jomis gali pasinaudoti. Tai aš tą kaupiu bagažą, aš dabar sakau, visur, kur esu buvęs, turiu kur pernakvoti, bet aš niekada nemėgstu nakvoti pas žmonės, įpareigoti jų, tai niekada nenakvoju, bet sakau, kai bus labai blogai, neturėsiu pinigų, tai visada pas visus tos žmonės keliausiu ir neimsiu jokių viešbučių. Tai va, kelionės yra galimybės ir aš jų važiuoju ieškoti ir randu. Pavyzdžiui, Londone, aš to pasakojau užkulisiuose, kad susipažinau visiškai gatvėj su turtingiausiu Lietuvos žmogum. Tiesiog filmavom emigrantus, priėjo moteriškė, mojuoja, sakau, prieikit, kas atsitiko, sako, aš lietuvė, sako, aš jūsų laidą labai mėgstu, galima pasidaryti selfie. Sakau, aišku, galima. Ir jinai tada sako, palauk, pakviesiu vyrą ir šaukia, Nerijau. Tada prieina vyras, žiūriu, kas tas vyras, ir tai yra Nerijus Numavičius, Maximo savininkas, vienintelis Lietuvos milijardierius. Ir mes pasidarėm selfie. Dar įdomu tai, kad tą savaitę jie buvo apsiženyje ir pabėgę nuo žiniasklaidos į Londoną pasislėpę. Aš sakau, jūsų žiniasklaida medžioja, jūs prieinate prie žurnalistus, bet čia kitokia laida, teikit arbatos išgert namo. Tai va, tai sakau, kad mūsų tauta yra labai maža, nors ten emigrantai dažnai sako, kad Anglijoje, Airijoje, Norvegijoje jie pykstasi ir vieni kitus keiksnoja, tai iš tikrųjų yra daugybė tokių žmonių, kurie lietuviui užsienyje padėtų, ypatingai labai tolimose šalise. Tai esu tikras, kad jeigu jūs parašytumėt, kad jūs atvarote ir norite ar rekomendacijų, ar šiaip susitinkam pakalbėti, tai tie lietuviai visada susitiks ir mane kartą gatvėje yra kvietę ten iš karto, eikit pas mus nakvokit, gyvenkit tenais Singapūrė, daugybė šalių ir tokių žmonių esu susitikęs, tai netgi Londone irgi tai žmonės tikrai yra daug gerų lietuvių ir kad mūsų maža šalis, tai yra mūsų pliusas, nes faina sutikti. Ir aš nesuprantu, kai ten sako, vengiu lietuvių. Aišku, kur būna ten tokie visiškai degradavę, tai aš irgi jų privengiu, bet yra daugybė tokių fainų. Tai aš visada stengiuosi pasveikinti, ar parduotuviai, kur sutinku lietuvių. Esu sutikęs Amerikoje kelyje iš Sietlo į San Franciską, juodaodę moterį, kurie kalbėjo lietuviškai. Jis išgirdo mus lietuviškai kalbančius, sako, labą dieną.
iš kur jinai jos vyras lietuvis. Tai... Buvo šokas toks lengvas? Jo, tu prasme, jinai juodaodė, kalba lietuviškai, Amerikos kažkokiai šiknoj, ten visiškai kaimelyje kažkokiam jos vyras lietuvis tai ir jinai moka truputėlį žodžių ir atpažino kalbą. Tai Oriau, galiausiai, koks to būtų palinkėjimas mūsų kaip ir žiūrovams naujųjų metų proga? Ką darėtų jie nuveikti kitais metais? Aš sakau, kad žmonės nesirgs jokiom depresijom ir niekada nepradės gyvenimo kažkokiu tai ten ieškoti tikslų siekių, jeigu jūs keliausite ir bendrausit su žmonėmis. Kuo daugiau bendrauti su žmonėmis, jūs tą patys galite kiekvienas padaryti ir tam nereikia keliauti į labai tolimas vietas. Aš visą sakau, kad galima pradėti kelionės ir nuo Lietuvos kaimų. Tai vienišų žmonių pilna, su kuriais įdomu pakalbėti, ne tik vienišų, šiaip eini per kaimą, ten pardavėją, tau gali papasakoti tokių istorijų, tai kelionės gali būti ir per Lietuvą, ir per kaimininę šalis, ten, nežinau, Baltarusija yra egzotiška šalis ir jinai yra traukta tarp įdomiausių pasaulio šalių, kaip ir Šiaurės Korėja, nes ten yra režimas, ten nedaug ko neturi ir viskas yra kitaip ir iš vakarų pasaulio žmogui atvykus tai yra šokas šioks toks. Tai varykit į tas artimasias šalis, jeigu negalite varyti kažkur labai toli ir stenkitės tenais ne tik aplankyti muziejus, bet ir susipažinti su bent vienu žmogum. Ačiū, Aurai, paplokim. Ačiū. Aš tik noriu pasakyti, kad kitas Kvepia kelionėm renginys bus sausio 12 čia pat ir lauksime jūsų vėl sugrįžtant. Ačiū, gero vakaro. Ir gerų naujų metų. Ačiū.